Sveiki, esu Donatas, įmonės UAB Davarma atstovas. Noriu pristatyti biomasės degiklį su pusės kubo kuro talpa, kuris montuojamas į kieto kuro katilus. Šiuo atveju matote nestandartinį degiklį išpildymą su prailgintu kuro tiekimo transporteriu. Standartiškai degiklis komplektuojamas be transporterio prailgintuvo. UAB Davarma misija – mažinti šildymo išlaidas žmonėms, kurie turi biomasės atliekų ir jas norėtų panaudoti namų šildymui. Biomasės atliekos, tokios kaip rupios pjuvenos, šakos, krūmai, lengvai gali būti paverčiamos biomase tinkama kūrenimui. Šiuose degikliuose gali būti kūrenamos ir įvairios granulės, kartono atliekos, grūdai ar jų išvalos. Visas biomasės atliekas nesudėtingai paversdami šilumą savo namams tampate energetiškai nepriklausomi, mažinate šildymo išlaidas ir susikaupusias biomasės atliekas. Taigi dabar šiek tiek apie biomasės degiklį. Degikliai standartiškai komplektuojami su pusės kubo kuro talpa, bet gali būti komplektuojami su 0,75 ir 1 kubo talpomis. Yra galimybė degiklį sukomplektuoti be kuro bunkerio, o kuro tiekimą užtikrinti iš kuro sandėlio, kuriame turėtų būti sumontuota speciali įranga ir transporteriai. Visose bunkeriuose sumontuota dugno maišyklė šluota, kurios konstrukcija puikiai veikia su įvairios frakcijos kuru. Šios konstrukcijos kuro bunkeriuose neliko kuro pasikabinimo ar nebyrėjimo problemų. Degiklio montavimo aukštis reguliuojamas pripjaunant bunkerio kojas. Bunkerio priekyje sumontuota elektros ir elektronikos dėžutė, kurioje įmontuotas 7 colių lietimų jautrus ekranas. Žemiau valdymo ekrano sumontuota RGB juosta, kurios šviesa priklauso nuo katilo būsenos. Išjungus katilą juosta užgęsta, katilui kuriantis ar gesinantis juosta šviečia geltonai, katilui degant šviečia žaliai, o katilui esant budėjimo režime juosta šviečia mėlynai. Kaip ir kitose mūsų katiluose, su biomasės degikliu komplektuojami plaukiojantys sraigtiniai transporteriai, kurie puikiai dirba tiek su smulkios frakcijos, tiek su stambios frakcijos kuru. Transporteriai puikiai susidoroja su atsitiktinėmis 12 cm ilgio ir 5 cm storio skiedromis. Kadangi transporterių sraigtai laisvai plaukiantys, transporterio vamzdyje nelieka rizikos sraigto lūžimui. Kuro tiekimo į katilą transporteris turi užsikirtimo daviklį, kuris apsaugo kuro transporterio variklį nuo perkaitinimo. Suveikus šiam davikliui transporteris reversuoja, stringanti skiedra pasitaiso padėtį ir toliau nustumiama link degiklio. Paprastos konstrukcijos biomasės degiklis pagamintas taip, kad būtų lengvai išardomas ir būtų galimybė lengvai pakeisti susidėvėjusią dalį. Degiklis pilnai automatinis, kuriasi ir pilnai užsigesina pagal temperatūros poreikį. Degiklyje sumontuotas fotojutiklis sekantis liepsnos būseną. Degiklio degimo lėkštelė lengvai nusiima ir valoma. Degiklis komplektuojamas su 3 degimo plokštelėmis, kurios turi skirtingų dydžių oro skylutes. Keičiant degimo lėkštelių oro skylių dydžius, galima tiksliau suderinti degimo efektyvumą skirtingų frakcijų biomasei. Kūrenant grūdų išvalomis ar grūdais, įsukamas degimo lėkštelės maišytuvas. Šis maišytuvas sujudina degančius grūdus ir neleidžia jiems sulipti į vieną didelį gabalą. Nustojus deginti grūdus, išsukamas maišytuvas, įsukamas apsauginis varžtas, pakeičiama degimo lėkštelė ir toliau galima kūrenti bet kurią kitą biomasę. Šėmus degimo lėkštelę, katilas gali būti kūrenamas malkomis. Tokiu atveju degiklio ventiliatorius į katilą pučia antrinį orą, o sumontuavus pirminio oro ventiliatorių, degiklio valdiklis gali kontroliuoti ir pirminio oro ventiliatorių. Degiklis komplektuojamas su dūmų detektoriumi, kuris stabdo degiklio darbą, jei katilinėje atsiranda dūmų. Katile montuojamas apsauginis termostatas neleidžia katilui užvirti. Ant kuro tiekimo transporterio montuojamas apsauginis termostatas,
matuojantis transporterio temperatūrą ir stabdantis degiklio darbą pradėjus kaisti kuro tiekimo transporteriui. Taip pat montuojama aktyvi gaisro gesinimo sistema, kuri užpila vandeniu transporterį ir kuro bunkerį, jeigu neleistinai pradeda temperatūra bunkeryje ir kuro tiekimo transporteryje didėti. Degiklio valdiklyje galima pasirinkti 3 kuro rūšis – medžio skiedras, granulės ir malkas. Kiekviena kuro rūšis turi skirtingus degimo parametrus. Galimi 3 skirtingi šildymo režimai, 3 skirtingi cirkuliacinio siurblio režimai. Degiklis seka katilo temperatūrą, dūmų temperatūrą, transporterio temperatūrą, liepsnos lygį, patalpų temperatūrą. Degiklį gali valdyti belaidis kambario termostatas. Taigi degiklio valdymo algoritmas turi daug funkcijų susijusių su katilo efektyviu veikimu. Užmetus malkų, algoritmas geba automatiškai atpažinti malkų degimą ir nutraukti biomasės tiekimą iš kuro bunkerio, kol malkos sudegs ir taip toliau. Daugiau informacijos apie šį biomasės degiklį rasite mūsų internetinėme puslapyje www.dovarma.lt, o naujienas sekite mūsų Facebook puslapyje Dovarma.